Tai sveiki visi susirinkę Kauno Panemunės Šile. Sveikinu visus susirinkusius į tyrėjų žygį, jaunųjų tyrėjų žygį, atrask kai ką įdomaus Panemunės Šile. Dabar jūsų yra iš viso susirinkę 4 klasės, reiškia 8A, 8B, 8C ir 8D. Ką mes šiandien veiksim? Kas nors žino, visi tikriausiai žino, ką mes šiandien veiksim. Tai aš jums dabar labai trumpai pabandysiu papasakot, ką mes čia darysim ir nusimato labai daug veiklos. Žiūrėkit, kiek bus varžybė, aktyvi veikla ir tyriamoji veikla. Žiūrėkit, kiekviena komanda pasiskirstysim į komandas, kiekviena klasė į komandas, į 3 komandas. Reiškia, pagal savo pomėgius, kiekviena klasė pasiskirsto į intelektualų komandą, apie 7-8 vaikai, į vikriųjų komandą, tai bus kažkokios sportinės užduotis, ir į nuotaikingiųjų komandą, tai reiškia visas užduotis atliksim su kažkokia tai gera nuotaika. Tai dabar žiūrėkit, pirmas dalykas, intelektualus bus geltoni, gaus geltoną kortelę, vikrus raudonieji ir nuotaikingieji žalieji. Kiekviena komanda gaus po užduočių sąsiuvinį. Jūs kiekvienas turite turėti po tušinuką, skaičiuotuvą ir viskas, ne? Pirmiausia, norėtume padėkoti visi, įvertinti šiandienos 9-okų darbą ir kiekvienam iš jų padėkoti. Visi paplokim 9-okam. Visi paplojim ir dabar norėtume įteikti padėkas kiekvienam iš jų, vardinės padėkas už tai, kad prisidėjo prie šito viso renginio organizavimo ir tik jų dėka įvyko šitas renginys, be jų mes būtume jo nepadarę. Trečią vietą gavo 8C. Artėjam prie pirmos jau netoli. Antroji vieta. Antrąją vietą užėmė 8B klasė.
Ir automatiškai pirmoji vieta atitenka 8 A klasei pagrindinis prizas. A klasė, pirmoji. Mes A laimėjome.